ir jeigu tuos produktus bendrai parduoda, ar tai per kažkokią sukurtą vieną pardavimo struktūrą, ar pasidalina tas funkcijas, čia iš tikrųjų nėra tokios universalios bendros pardavimų sistemos, tai jeigu yra kažkas sukuriama bendrai, tai jau yra klasteris. Koks kitas svarbus momentas klasteriuose? Specializacija. Kad kiekvienas klasterio narys turi turėti ryškią specializaciją kažkokioje srityje, kurią jis išmano geriausiai. Ką mes turime įprastose tradiciškai, tikriausiai Lietuvos įmonėse, kad dažnai jos daro viską, jeigu gamina baldus, tai pačios juos ir pagamina ir sustato, atveža, rūpinasi jų pardavimų, savo ženklo vystymu. Tai yra daro visas įmonės, visas funkcijas pati. Nors galbūt tų visų funkcijų geriausiai ir neišmano. Jeigu gerai gamini stalą, galbūt nesi geriausias marketingo ar pardavimų specialistas. Tačiau įmonės tuo stengiasi užsimti, galvodamas, kad galbūt taip sutaupys kaštus ar panašiai. Todėl klasteriuose labai svarbu, kad įmonės specializuotųsi, atlikdamos tą funkciją, kurią išmano geriausiai. Ir tada tos specializacijos dėka didėja, aišku, ir masto ekonomija, ir atsiranda kaštų sutaupimas ir, aišku, didėja kokybė. Todėl, kad darydamas vieną dalyką, kurį išmanai geriausiai, jį padarai geriau, negu darydamas visus. Tai ir, aišku, prioritetas klasterių veiklose yra būtent paslaugų kūrimas eksportui. Bet čia gali būti, žinoma, priklausomai nuo rinkos dydžio. Koksgi, dabar aš jums pristačiau ir tradicinius klasterio apibrėžties elementus, būtent specializacija, ekonominės naudos siekimas, bendradarbiavimas. Kuogi tas inovatyvumas arba ta klasterių evoliucija, kuo jinai yra pasikeitusi? Tai nuo tos tradicinės porterio apibrėžimo, nuo tos sąvokos mes pažiūrėję į šių dienų vystymosi tendencijas galime drąsiai pašalinti geografinės apibrėžties sąvoką, sampratą. Ji iš tikrųjų nebėra reikalinga naujose klasteriuose. Ypač tuose klasteriuose, kurie orientuoti ne į tradicinę pramonę. Žinoma, jeigu tai yra tradicinė pramonė, tarkim, reikia kažkokias pagaminti produktą, pavyzdžiui, kad ir tuos pačius ar baldus, ar batus vienoje vietoje, galbūt tai ir geografinė koncentracija suteikia tam tikrų privalumų dėl logistikos. Tačiau ekonomika sparčiai vystosi ir mes jau gyvename poindustrinė visuomenė. Pramoninė evoliucija nebėra tokia svarbi. Daugelis paslaugų ir produktų sukuria didelius pelnus, generuoja didelės pajamas ir akumuliuoja didelius žmonių potencialo srautus būtent per kitas paslaugas, per tokias paslaugas, kuriuose nebūtinas buvimas vienoje vietoje visiems. Tas yra, kalbant apie intelektinės paslaugas. Tas pats yra kalbant apie kūrybinės industrijas, kur praktiškai galima kurti bendrus produktus, vienam būnant Lietuvoje, kitam būnant Australijoje. Ir klasteriai, naujoji klasterių sąvoka, ji nebesiremia geografinę apibrėžtimi. Tai nebūtina. Nebūtinai mes turime būti vienoje vietoje. Ir sakau, tai ypač tose paslaugose, kurios nesiremia buvimu kartu. Žinoma, tai susijęs su labai sparčiai besivystančiu virtualizacija viso verslo, socialinių tinklų ir tokių galimybių, kurios atveria bendradarbiauti su visų pasauliu ir kartu kurti bendrus produktus. Ir kas liečia intelektinės paslaugas, tai mes tai labai ryškiai matome, kai mes patys bendradarbiavame dabar iš tikrųjų tokią naują turime kryptį, jau daug įvykdėm įvairių europinių projektų, įvairių bendrų projektų, programų bendrų sukūrimo, kas, pavyzdžiui, aukštajame moksle bendros studijų programos sukūrimas ir vykdymas, tai jau yra klasterio veiklos intelektinis produktas. Tai mes tokius produktus jau gan senokai esame sukūrę su europiniais partneriais, tačiau dabar esame nusimatę naujas kryptis, būtent tokios tarpkontinentinės partnerystės, ir per klasterius tai yra visiškai įmanoma. Nesvarbu, ar mūsų partneris yra Kanadoje, mes su jais galime kurti ir kūrėme bendras programas
ir jas galime įgyvendinti kartu. Tai yra geografinis aspektas visiškai nebeegzistuoja. Ir dabar sugrįšim truputėlį apie Lietuvą ir apie Europą. Nes kartais aš mėgstu paminėti, kad ir tą europinį kontekstą, kad mes įsivaizduotume, kodėl tai yra svarbu. Europoje labai plačiai kalbama apie tai, kad klasteriai yra labai svarbus. Tikrai Europos komisija skiria tam didžiulį prioritetą. Prieš galbūt visą laiką tai reikia pasakyti laikotarpį, šiaip istorinės datas gerai prisimenu, bet tų pastarųjų laikas eina taip greitai, kad atrodo buvo visai nesenai, o jau praėjo keli metai. Tai dabar galvoju visai nesenai, tai buvo Lenkijai, kai buvo organizuotas Europos inovacijų ir technologijų instituto toks renginys, skatinantis kurti, tarkim, tokius kaip slėnius, arba jos vadinosi žinių tokios platformos Europoje. KICSai. Knowledge, reiškia žinių centrai, žinių ir inovacijų centrai, tokie KICS. Kam juos Europos komisija, tai va, Europos komisija pradėjo tokią iniciatyvą, sukūrė institutą, Europos inovacijų ir technologijų institutą, ir jam pavedė tokią funkciją, kad Europoje reikia sukurti tokius 3 stambius centrus, kurie ir galėtų veikti kaip klasteriai. Iš tikrųjų, jų veikimo principas ir būtų klasterių principas. Nes jie turėtų sukoncentruoti mokslą, verslą ir studijas į vieną brandolį tam, kad galėtumėm pasiekti naujus tikslus, naujosios Europinės strategijos 2020 tikslus, kurie vėl yra tokie pakankamai ambicingi, nes tikriausiai esate girdėję, kad aišku ir žinote, kad Lisabonos strategijos tikslų mes nepasiekėme. Ir dabar turime naują strategiją. Aišku, Europa siekia, trumpai ir paprastai, primityviai sakant, tas mūsų tikslas buvo pavyti ir aplenkti Ameriką, tačiau to mes nepadarėme. Tačiau ne tik Amerika yra mūsų dabar konkurentas, yra ir kiti stambus rinkos žaidėjai pasaulyje, sparčiai besivystančios šalis, verslo šalis ir diegiančias inovacijas ir ne tik tai pasižyminčios pigia darbo jėga, tokios kaip Kinija ir Indija. Ir kai važiuoji po tarptautinius renginius, paskutinėje tarptautinėje klasterių konferencijoje Delyje, kur buvau lapkričio mėnesį, šiais mokslo metais, mes viską tai akademiniam sektoriui matuojam mokslo metais, nepaprastais metais. Tai va, šiais mokslo metais, tai apie Kiniją kalbama be galo daug, nors kiniečių nebuvo nei vieno, buvo iš visas pasaulis susirinkęs ir tas Kinijos fenomenas, jie iš tikrųjų klasterizacija labai sparčiai yra įgyvendinti, vykdo ir atsiranda stambus rinkos žaidėjai – Indija, Kinija, tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, kurie pasižymi labai ryškia klasterizacija. Ir paminėsiu kodėl ir kodėl mes šiaip europiečiai atsiliekam. Tuo tarpu Europoje mes turime tokias tendencijas, kad šiek tiek ta senoji vakarietiška civilizacija, kuri buvo, tikrai turi gerą ir pramoninio to paveldo patirtį ir šiek tiek galbūt paprastai sakant užmigusi ant laurų. Ir mes dabar visi turime susitikti visų pirma būdami europiečiai, antras dalykas būdami lietuviai ir gyvendami mažoje šalyje, mažoje rinkoje. Tai tas inovacijų diegimas mums labai svarbus. Taigi Europos komisija, suvokdama tas nūdienos realijas, kad mes kaip Europa iš tikrųjų esame pakankamai sudėtingoje situacijoje. Verslumo lygis iš visų mano paminėtų šalių Europoje pas mus yra mažiausias. Mažiausiai žmonių, kas nori užsiimti verslu, kažką tai daryti patys. Labiausiai europiečiai nori būti įdarbinti samdomais darbuotojais. Tokia yra bendra tendencija. Ir inovacijų diegimo lygis irgi yra pakankamai žemas, nors Europos komisija tikrai skiria milijoninės, milžiniškas, milijardinės lėšas įvairiems inovacinėms technologijoms ir tyrimams. Tai būtent tos numatytos platformos, tų 3 platformų įkūrimas ir buvo toks stambios klasterizacijos uždavinys – sukurti didelius 3 centrus Europoje pagal 3 prioritetinės ekonomikos vystymosi kryptis. Kiekvienai krypčiai po vieną platformą, po vieną tą žinių inovacijų centrą. Gaila, kad Lietuva netapo, neįsijungė nei vieną tą centrą, nes buvo numatyti pagrindiniai centrai, kuriuose dalyvaus pagrindinės šalis ir tokie satelitiniai centrai, kurie būtų nutolę Europoje.
Kiek aš žinau, Lietuva mes gaila nepatekom nei vienu, nors mes ir patys bandėm skatinti jungtis, bet konkurencija, aišku, buvo milžiniška, labai didelė ir buvo atrinkti tikrai svarbus tie centrai, bet aišku, bus sekantis kvietimas ir tikrai manau, kad galima bus visiems, kas domisi ir norėtų prisijungti prie to, bandyti kažkaip sudalyvauti bent jau partneriais. Prioritetinės sritys išskirtos, aišku, yra informacinės technologijos arba, kitaip sakant, ateities internetas. Ateities internetas, kitas sritis klimato kaita ir atšilimas ir trečioji sritis yra subalansuota energetika. Tai yra tos 3 prioritetinės Europos komisijos sritis ir tiems dalykams yra numatytos tikrai labai didžiulės milijoninės lėšos būtent skatinti klasterizaciją per tokių stambių darinių susidarymą. Taigi, klasterizacija labai svarbi tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Lietuvoje mes irgi matome, kas domimės, kad ūkio ministerija, kad ūkio ministerija labai skatina. Ir vakar dar parvažiavau į Klaipėdą, irgi jau matau kviečia teikti paraiškas ir nuo klaster priemonių.